Taigi žiūrovai SAT kanalo, pradėsime nuo mėsytės. Čia yra mėsytė labai nebloga, labai skani, kiaulienos, nuo kauliukų, liesa mėsytė, patys skaniausia. Paprika, tokį čia pomidorų turim, jis sveria apie kilogramą. Morka svogūnaiškiai. Nu, turiu viską susipjauti. O čia dabar užsidedamės, apkepsim jį. Dėsim druskos ir pipiro. Į kitus prieskonius dėsim paskiau. O mes reikia apkepį. Vanduo verda, dedam filmum tušinasi. Nu, o čia dabar tą patį keptuvę. Sudėsim užkepti mūsų daržoves. Daug kepa. Mūsų daržovės apkepiau. Dabar dėsim prieskonius. Čia turim įvairių prieskonių. Ir kurkumos, ir paprikos, ir džiovinto česnako, džiovinto svogūno, džiovintų krapų, visko. Čia mums to prieskonių užteks. Mes juos pakepsim, kad jie atsidarytų. Truputį pakepinsim. Jau pradėjo kvepėti, visi savo kvapą davė, savo skonį. Galim pilti pomidorų padažą. Biškai pakepinsim truputį ir sujungsim su mūsų guliašu. Taip jau apkepė viskas. Ten uždėsim vandenį mūsų bulėm, žuvaistą. O tu sukratom čia tegul tušinasi su mūsų būsimo guliašu. Vanduo verda, dėdam bulves, mūsų guliašas tušinasi, viskas tvarkoja. Čia mes turim atskiestus miltus, sutirštinsim biškį mūsų guliašą. Tikriausiai tiek užteks. Nu, dabar pasiruošim salotas. Truputį druskos. Čia turim paprastas vasarinės salotas. Agurkas, salotas, pomidoras ir svogūnaiškiai. Užpilsim biškį vynuoginio acto ir alyvuogių aliejaus. Mūsų bulvikės. Mūsų guliašas su daržovėm. Ant bulvių barsų. Ant guliašo barsų biškį svogūnėlio, cibulaiškių ir ant bulvių mūsų česnakinio žalio padažo.
Na, visiems skanaus, visi prie stalo ir iki sekančio.